Labas rytas, chebra. Gavytė, sveikata. Ir vėl tamsu. Nu, kaip vasaros laikas jums. Įdomu, kiek chebros pamiršta, kiek žmonių pamiršta atsukt laikrodžius sunkvežimiuose, kamazuose, vilkikuose. Nu, dabar aišku, tie tachografai čia jau jie išmanus, jau jie patys sufleruoja, kad reikia atsukti laikus. Aišku, ne visų ko gera, važiuoja ir su senesniem. Bet aš atsimenu anksčiau, tai lempas pamiršdavai tos laikus atsisukinėti. Sunkvežimis pravažiuoji dieną, gal netgi ir dvi su senu laiku. Dar tik kavytė. Man tai nežinau, tas laikų sukinėjimas tai vėjai. Nežinau, koks skirtumas, nes vasaros, žiemos laikas vis tiek turi keltis. Paliktų vasaros laiką ir būtų normaliai. O žiemą, taip tamsu. Ar tu neatsuki tą laikrodį, vis tiek tau ryte tamsu, o vakare irgi tamsu. Nes anksti viskas temsta, nežinau. Čia tik tais, kaip sakant, nežinau, durniaus voliojimas čia. Neturėjimas ką veikti. Man tai asmeniškai nereikalingi tie vasaros žiemos laikai. Tai va, varom čia jau pasikrovę iš pat ryto, o iš šilumos reikia susimažinti. Vibasta dirbo ir pasilieka temperatūra ta, kur užprogramuota. Biškai per šiltą, reikia 20 įsijungti. Aš Vibastą laikau, kad automatiškai įsijungtų rytais 25 šilumos, kad staigiai viską iššildytų. O dabar tai jau važiuoti prie 25, tai ne, čia Taškento man nereikia mašinai. Paskui miegas pradeda prie tokios šilumos. Dar sėki. Padedam laikus. Geras karytė. Tai va, važiuojam. Po biškį švinta. Pradėjo šiandien vėl šlapdirba. Varinį laužį įsijungsim šviesą į Raudonų žibintų gatvę. Išeinam kaip Amsterdame. Tai va, čia pranašavo orus jau visas, jau iki pat Velykų čia saulė, be kritulių, be nieko. Ir čia dabar kaip pyst pranešė su sniegučiu, su šlapdirbos. Aišku, tas sniegučių tai čia tiek nėra, bet vis tiek snyguriuoja. Čia kur nors aukščiau kalnuose, ten Konerudė, ten Stubudovai Oslė, kur jau Holmenkolinė, turėtų ir pasnigti normaliai. Čia kalno viršūnė, tai iš viso kaip rūkas būtų stiprus. Nesimato kalno viršūnės, čia irgi Konerudės nesimato viršūnės. Čia tai šlapdirbos tokiais. Nu čia jau biškai jau pridramam Jondalinę, tos sumažėjo šlapdirba, bet pas manęs tenais omotė, tai tokiais gerais, kaip sako, ubuko kąsniais sniego. Bet jau švinta. Tas valandą laiką atsukom, bet vis tiek pradeda šviesti. Pradėsim objekti darbus jau moros prie šviesos. Oriukas tai ne koksai. Atvažiuojam mes dabar atvažiuojam. Dreideris, Oblius, Hiovelis darbuojas. Lembas, kada tai gatvė sutvarkys, čia ruošia asfaltavimui. Čia pastovi sunku prasilenkti, tai sustojo mašinos, tai sunkvežimiai, tai jau traktoriai, ekskavatoriai. Atvažiuojam su
skirtingų. Mašinui turim kiultą. Ta stambia skalda 20x20. Priekaboj subusas 032. Tai išpilti reikės skirtingose vietose. Tai tam sandėliukė priekabą reikės išpilti. O kažkur sakė, ant šio lygitvio reikės išpilti. Čia matyti, tas, kur ekskavatorius stovi. Ten reikės išpilti, ko gero, kiultą vadinamą. No. Prasilenktim. Turėtumėm prasilenkti. Tai čia ta kiulta, čia ko gero pils. Lemas, kaip jisai mato viską? Tik privažiuoju, ar jisai pastovi veidrodžius seka, ar ką, kai jisai ras. Tik privažiuoju ir pasitraukia iš karto. Skal vi tippe subus først? Ja. Og så kan du tippe kulten her, og så... Der hvor du står du. Ja, og etter det så er det ikke mer. Ikke mer? Ikke mer. Ok. Jeg skal ringe til Kai Roger, kanskje kjøre videre for Jonas. Ja. Ja. Nu, ir daugiau jokių važiavimų pas jo. Vešim ko gero. Čia dabar priekis stovi ekskavatorius, ten krauna žemę. Tai ko gero vešim žemę toliau. Išpilsim čia dabar tą subusą čia, o kiultą pas jį. Nu. Įtariu tas, kiaurai važiuos. Jeigu kiaurai, tai gerai, jeigu ne kiaurai, reikės jį paslinkti. Mes čia turim pilti, kur tavo tas ekskavatoriukas važiuoja. Ja. Išvertėm per dvi vietas ir dabar važiuojam pas kitą. Kaip ir sakiau, čia šalia krauna žemę firmose ir varysim į Hanekleivą. Smagiai. Bus ilgesnis pasivažinėjimas ir pakeliui bus Circle K. O kas Circle K, man atrodo, žinot. Parašykit, kas Circle K. Aišku. Kavos. Dar turim biškį kavos, bet reikia dasipilti. Jau viskas likučiai, bet reikia dasipilti kavytės šviežios. Mašiną baig pakrovė. O jau užtenka, dėdė užtenka. Jau svoris yra gan labai geras. Nežinau, ką jis dar dėsi. Lambas. Velnias čia. Dabar lynoja, o juodžemis šlapias. Lambas bus, kaip sakant, reikalų. Gali būti reikalų, kai išpilsim, bus prilipę prie dugno. Gal nereikės su šiupelė darbuotis. Mašina. Auta.
sustojom gerai. Įkalam kavytės ir pasistiprinam, kaip sakant, drąsos eleksyro ir žiūrėsim, kaip čia seksis toj tešlyniai darbuotis. Čia, kai šalčiai buvo žiemą, pylėm, čia tą juodžemę, tą filmasę vadinamą. Ir, nu, ne tik juodžemės, ne, su žvyrais, su visko ir aišku, buvo ir kas ir biškį ir priemolio vežė. Nu, tai, o dabar, kai jau pliusinė temperatūra atlydys, tai bus minkšta, įtariu, bus minkšta. Aišku, kai šalta buvo kieta, kai asfaltį važiuodavai. O dabar, nu, atrodo neblogai čia. Čia tas, kur dūzeris dreideris stovi. Atrodo neblogai, bet moros jisai ką tik nudūzino. Ir atrodo neblogai, o kaip iš tikrųjų bus, aš įtariu, kad bus nelabai. Bent aš taip įtariu, kad bus nelabai. Aišku, atsargiai stumiu. Nestumiu aš per jėgą, per prievartą, kad priekaba paskęstų, bet stebiu, kaip jinai einasi. Bandau pajusti, kaip ir mašina stumia. Bet blem, bus gerai, eina kol kas. Labai kietai, visai kietai. Nu, svarbu nenumest priekabos ir nenuskandinti. Būna, jau pradėjo galiniai ratai priekabos smigti. Užteks, sminga. Kad neprisiveikt, nereikėtų prašyti dūzerio, kad ištrauktų. Bet priekaba gerai smigus jau. Aišku, išversim, bus tuščia, gal bus geriau. Iš karto kelsim priekabos ašis. Nu, bandom traukti priekabą iš duobės. O, gerai einasi. Pagal kaip suskambėjo galinis dangtis, reiškiasi, kad viską išpylėm. Oi, čia kaip sminkštai. Reikia siektis iš tos vietos. Labai minkšta, ten kiečiau žymiai. Ten žymiai kiečiau. Nejauku. Reikia priekabos iš karto šis kelti. Išsijungsim hidrauliką, jeigu buksuot. Lembas kaip nejaukiai. Ta duobė čia minkštumas. Oi. Nejaukiai. Priekabų kažkėdės labai jau ant krašto pakabinau. Nepakabinau grinai, bet šalia krašto stovi, tai nejaukiai. Čia nesinori ilgai. O čia akmenys, kas čia byra. Neturiu kameros, nematau kiek yra priekabos, kaip
kaip atrodo gale pilimas, tai grubiai čia Naura. Banzai. Priekabą ištraukėm. Nu, einam, pažiūrėsim, kaip atrodo. Ar daug paliko šūdų viduj. O, padangėlės kokias akmenim pritaikytas. Ten kamputį buvo. Viskas gerai. O kaip čia? Irgi. Leistinoj normai. Viskas tvarkoja. O, čia gerai, tvirta. Gerai. O, priekabos ratai palei kraštą buvo, nežinai, kada smigs gilyn. Kada nučiuoš, ypač kai atlydžiai yra. Nu, čia žiūrim, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Nu, o čia visur kieta. O čia įvažiavimas minkšta. Kiek susmigo viskas. Nejaukiai. Nejaukiai. Gal legiam? Labas rytas. Antradienis. Kavytė iš ryto. Nu ką. Nauja diena. Velykos greitai. Važiuojam dabar čia pasikrauti juodžemio. Kažkokio tai parkmix. Nesuvežęs tokio. Čia kažkoks juodžemis, kažkoks tipas, nežinau. Aišku, čia bus kokia atrušiuota, sijuota kokia nors parkmix, nežinau. Čia pas mus dabar tas jau prieš velykinę savaitę. Darbų apmažėja. Tai atsuksiu čia į priekį. Kaip atrodo kelias, o ne kaip mano feisas. Kaip mano morda. Oi. Nu, čia biški pašaliam. Pas manęs irgi buvo -3. O čia biški malas jau balta. Ant kelio vietomis. Kavytę pakrukšnuojam. Jo, čia mes su priekaba. Turim pasikrauti porą reisų, suvažiuoti su juodžemiu kažkokio tai tų parkmixų, kaip minėjau. Ir paskui dar kažką tais papildomai gausiu. Vieną jau atsiunti papildomai, bet reikės su vieną mašiną, be priekabos. Matyt, bus labai kažkokia tai šiknaskylė. Atsiunti adresą, bet dar nežiūrėjau, kur tiksliai. Steinskūgenas. Tik dabar galvoju, kur reikės tą priekabą pasilikti. Ir jeigu nieko daugiau neatsiras papildomai, reikės skambinti vienam žmogui, kur jau gauti link namų, į namus parvežti, į garažą. Kažkokia tai masė, nu, akmens ten masė. Šteisiu esu vežęs praeitą savaitę. Nu, čia dabar, kur važiuojam, aš vieną sykį esu buvęs, bet ir nepasikrovęs. Opa, duobė. Ir nepasikrovęs, nes jau buvo užsidarę. Dabar važiuojam, nežinau, ten sakė kolega, ten blembas, ten šūdina vietą, ten čia košė, pakalošė, dritplas. Tai važiuojam. Du reisiukai čia gerai. Čia tuščiam į kalną, pasikrovęs į pakalnę visą laiką reikės važiuoti. Čia netoli. Vešim ten pat, kur vakar buvom. Pirmą dienos dalį, kur buvom, kur vežėm. Tai tenais dabar nežinau, kur jau reikės. Tai matyt,
O, buksuoja ratai. Pašalę. Kasamės, driftuojam. Tai vat nežinau ten, kur reikės išpilti, nes jau ten, matyti, jau baiginėjusias objektas. Šaligatvį ištiesėm, kelią ten jau patiesėm. Ir dabar vešim žemės, matyti, jau ten kažką jau užbaigimui žolytės ties. Mums dabar čia į viršų, sakė važiuoti, bet į kurį viršų? Ai, ten jis dar aukščiau. Jau, dar aukščiau. Jau, čia tas yra. Dešiniau čia buvo tik tais asfaltą pasikrauti. Jo. Mes čia va, Grionių Vekstjūrdą, jau čia ženklas buvo. Tie ženklai tokie pažymėti kartais apaugę, pasenę, nelabai ir pastebimi. Kalną viršūnę. Jo, pas mus čia Velykos, norvegai mėgsta poilsiauti, švęsti. Ale velniškai religingi, bet tai išeiginių tai jie labai mėgsta. Pas mus tai šiaip čia net jau ketvirtadienį nedarbo diena. Trečiadienis yra pusė darbo dienos šitos, kur jau valdiškos įstaigos. Šiandien antradienis. O šiandien netgi tenais vienas karjeras, aš kai žiūrėjau, sutrumpintai dirba. Vakar jau dirbo sutrumpintai. Įprastai dirba iki 6, o vakar dirbo iki 3. O šiandien dar labiau sutrumpinta, tik iki 1. Tai šiandien gali būti, kad ir ne per daugiausiai bus darbo. Čia jau daug kas jau nebedirbs. Nebus iš kur paimti tavoro. Įdomi viršų ir saulytė lenda iš po kalnų viršūnių. Čia kol kas sausa, viskas normaliai. Jis sakė, pakilus iškart į kairę bus. Oi, kaip saulė blizgina. Oi, čia į kairę. Gerai, kažkas jau važinėjasi. Na, čia kokia. Specialjūrd, speciali kažkokia tai žemė. Aha, o man reikia parkmikso, parkmiks. Nu jo, čia tai tešlynė. Tešlynė. Nereik norėti. Su žemėm čia yra. Na, aišku, reikės jam pasakyti, ko gero, jis pakraus. Kur čia tas yra Parkmix, Hagemix, Parkmix. Hej, god morgen. Jeg vil ha Parkmix. Er det godt, ja? Ja. Perfekt. Hvor er du? Ja, Ah, ja. Hvor kan jeg stå? så her. Står her, ok. Na, čia pelkė, tai čia po dešinę Parkmixas. Eina, načiurt. Nu jo, čia tikrai šudinė velninė, eina švilpt. Aš čia tikriausiai nepaskęsiu, kaip man čia dabar apsisukt. Čia atbalas tumsius. Tikiuosi, čia nepadėsiu dugno. Eina velnias peklon. Da iš paskas atvažiuoja mašina. Čia kai amfibija aš važiuoju. Jau tikrai čia žiauru. Teisingai kolega sakė, čia tų strėlių transporterių nenunešti. Su kabina. Gerai, kad nenusiploviau vakar mašinas. Buvo mintis, gal skau mašiną reikėtų nusiplauti. Jo, būčiau čia nusiplovęs mašiną.
Oi, čia tokie pelkiniai. Oi. Nu, žiauru, aš galiu pasakyti. Okay. Jo, jis pagaus mašiną, tai paskui aš pasitrauksiu. Nu, žiauru. Kaip visą laiką. Chaosiukas statybvietėj privažiuoja. Nu, pasibelsim į vartus dabar. Jau stovi sunkvežimis. Tai mums bus sunku biškį išversti. Biškį bus reikalų. Ne, gal normaliai. Jeigu įvažiuosim, ten bus po kairę krūvą, tenai ir pilsim. Aišku, reikės atsikabinti priekabą. Čia be šansų. Neatsikabinus išpilti. Saulytė blizgina. Pavasaris, smagiai. Dabar teks biškį palaukti. Nu, bandysim. Ten stovi fūra. Mes čia. Ir čia reikės už to merso užrakinti priekabą. Reikės ten įsistumti. Nu, biškį. Tas turi paimti, kad nekliūti. Gal išeis. Nežinau, kaip čia bus. Bandom. Ir įstumsim iš čia. Įstumti, tik reikės atsikabinti priekabą. Išpylus. We did it. Dabar reikia ten toliau atsikabinti priekabą, būtų patogiau. Dabar pliaukštelt reikia su burtu. O, išbiro viskas. Gerai. Važiuojam čia priekį. Prisiklausim prie šono. Atsikabint priekabą. Čia atsikabinsim. Niekam netrukdysim ir pačiam bus prikabinti priekabą patogiau. Mums reikėtų biškį įsukti subinę priekabos į tenais, o dabar galima atsikabinti.